Referendumo iniciatoriai laikosi savo, jis turi įvykti. Esą saugiklius Seimas gali priimti, bet lygiai taip pat juos priėmęs, esą vėliau gali ir atšaukti. Jau yra, kaip liaudis sako, šaukštai po pietų. Jau parašai surinkti ir referendumas privalo įvykti. Ir nei aš, nei ponas Šliužas, nei dar kažkas tai negali atšaukti šitos piliečių valios. O konservatoriam iš tikrųjų, norėčiau užduoti retorinį klausimą, kur jie buvo 4 metus, kai buvo valdžioje. Referendumu visa tauta balsavome už savo narystę Europos Sąjungoje. Joje jau buvo įdėta tai, kad po kažkiek laiko žemė, kaip ir euras, kaip ir kiti dalykai. Nes tai yra laisvas judėjimas, tiek žmonių, tiek kapitalo, taip pat ir žemė. Turės būti, kaip ir visose europinėse valstybėse, reiškia, leidimas turės būti pardavimui. Bet šitas nebuvo pasakyta žmonėms, kurie pasirašinėjo po referendumu. Ir aš manau, kad tai, kad ne visa tiesa buvo pasakyta, kad toks referendumas ir toks balsavimas realiai reikštų ir prieš mūsų stojimo sutartį. Žemės įsigijimo saugiklių įstatymą rengia ir vyriausybė, kuriam bus pritarta nuspręs Seimas. Tuo metu Vyriausioji rinkimų komisija skelbė preliminarius duomenis, nors rašysenos ekspertai rado blogus 343 įrašus, parašų rengti referendumą esą užtenka. Galutinius rezultatus rinkimų komisija tvirtins pirmadienį. Ji nuspręs, ar sprendimą dėl referendumo rezultatų perduoti Seimui. Pats konstitucijos pakeitimas visais atvejais prieštarauja konstitucijai. Paneigiama konstitucija buvusi, atsiranda naujas konstitucijos tekstas. Atsakymas tada, kaip žmonės balsuos. Mano supratimu, čia buvo didžiulė problema su politiniam partijom, kurios, kaip ir tikėjosi, kad niekas tų parašų nesurinks, tai 100 000 tikrai daug, ir jokio to referendumo nebus. Sakykime, tas nutilėjimas pats, kaip sakant, geriausias žodis prieš tą referendumą idėją. Palaikymų, tai praktiškai iš partijų buvo labai mažai, reiškia bendros skaičius. Pone Vaišvila, Dalia Grybauskaitė savo pareiškime, kurį būtų galima vadinti pareiškimu dėl kandidatavimo, be kitų dalykų sako ir štai tokius žodžius. Lietuvai atsigaunant, aktyvėja ir mūsų valstybę griaunančios ir grobstančios jėgos, jos sėja destrukciją ir nepasitikėjimą Lietuvą, stabdo svarbiausius valstybės raidai projektus, pamina demokratinės ir konstitucinės vertybės. Ir čia nenori, bet turiu prisiminti neseno konstitucinio teismo išaiškinimą, kad referendumas, kurio tarp rėmėjų jūs esate, reikštų, kad Lietuva, jeigu būtų pritarta referendumai ir jeigu būtų toliau inicijuojamos pataisos, kad Lietuva atsisako įsipareigojimų, kuriuos yra prisijėmusi stodama į Europos Sąjungą. Ar nematote tarp šių eilučių prezidentės akyse savęs? O kieno tai nuomonė, atsiprašau, kad atsisako Lietuva? Konstitucinis teismas paaiškino, kad stodama į Europos Sąjungą Lietuva yra prisėmusi tam tikrus įsipareigojimus, įskaitant ir žemės pardavimą užsieniečiams. Ir jeigu yra kvestionuojamas šis klausimas, anot Konstitucinio teismo, tuomet yra kvestionuojamas ir Lietuvos buvimas Europos Sąjungoje. Jeigu jūs klausite, kieno konservatorių tokį pareiškimą girdėjau, bet tai jų noras veda į aklavietę, jeigu visą tai susijęma su noru išstoti iš Europos Sąjungos. Ir taip nekonstruktyviai diskutuoti, tai tiesiog nevalia. Mes tik tai pradedam diskutuoti, nes... Dėl tų provokacijų tai atsakymas trumpumas. Kai valstybės paslaptim tai padaryta, tai sunku ir bediskutuoti. O kalbant apie referendumo klausimą ir konfrontaciją ar nekonfrontaciją su Konstitucija ir Europos Sąjunga, tai pirmas teiginys, jeigu keičiam Konstituciją, tai akivaizdu, kad šita formuluotė, kuri yra siūloma į Konstituciją, akivaizdu, jeigu jos nėra, jinai kažkam prieštarauja, tai tokiu būdu mes ateitumėm į visišką aklavietę. Net, tarkim, hipotetiniu atveju, kurį siūlo konservatoriai išstoti iš Europos Sąjungos, tai ir tokiu atveju negalėtumėm to daryti, nes tai prieštaraus ir susitarimam, ir Konstitucijai. Bet žiūrėkit, mane Vaišvila, taip sako ne konservatoriai šiuo atveju, ne juos aš cituoju Konstitucinį teismą, kuris sako, pagal Konstituciją referendumų nepanaikinus konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų negali būti daromos konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai. Jeigu mes kalbėsime šioje laidoje
siauresnių klausimų dėl žemės pardavimo ir kitų referendumo nuostatų. Dvi referendumo nuostatos akivaizdžiai nieko bendro neturi dėl teisės inicijuoti konstitucijos keitimą tik tai rinkikam, o ne Seimui, ir dėl 100 000 barjero tai padaryti. Tai nieko bendro neturi su ES sutartim. Ką jūs dabar kalbate, nelabai turi ką bendro su mano klausimu dėl konstitucinio teismo išaiškinimo dėl referendumo. Aš norėčiau visų pirma atkreipdėmėsi, aš tikiuosi, kad Konstitucinis teismas perskaitė stojimo sutartį. Savaitgalį aš dar kartą atidžiai ją perskaičiau. Šioje sutartyje nėra nė vieno Lietuvos įsipareigojimo neparduoti, reiškia dėl pardavimo žemės užsieniečiam. Nėra. Ir tai yra 9 priedo, kuriame yra Lietuvos įsipareigojimai, 4 skyriuje laisvas kapitalo judėjimas, kalbama apie žemės ūkio paskirties žemės ir miškų įsigijimą. Mūsų civilinė teisė, civilinis kodeksas, kaip ir europiniai, įsigijimą, tai yra valdymą, naudojimą, disponavimą, numato labai įvairų. O jūs numatote įsigijimą be pardavimo? Ką aš dabar noriu... Nuoma, panauda, uzurfruktas bet tai nėra įsigijimas. Ir naudojimas su visom teisėm. Aš atkreipiu dėmesį, kalbame apie laisvo kapitalo judėjimą. Niekas netrukdo, net ir mirus nuomininkui, pasikeitus savininkui, nuomotojui, pasikeitus savininkui šitą teisę naudojimosi nedingsta. Tokie yra mūsų įstatymai. Bet noriu pasakyti, kad 2003 metų kurie dabar ten kovo, beros 20 dieną, priimant Seimui konstitucinį įstatymą, kaip dažnai būna persistengta yra. Ir ten konstitucinėme įstatyme yra įrašyta nuostata dėl draudimo, reiškia, parduoti ar neparduoti. Deja, tik tai mūsų yra persistengimas. Sutartyje to nėra. Pone Vyšula, ar tai, jeigu tie saugikliai, kokie jums tiktų, būtų buvę įdėti, ar būtų prieita iki to referendumo, kuris dabar, vis tiek, situacija yra tokia, kad greičiausiai rezultatas turbūt bus niekinis, nes jis prieštaraus konstitucijai. Nebent jūs papildytumėte siūlymų svarstyti išstojimą iš ES, kaip sako teisininkai. Matot, visų pirma, aš manau, kad referendumo reikalą paskatino visiškas valdžios ignoravimas 2012 metų referendumo sprendimo, kuris yra beje privalomas vykdymui. O privalomas ar patariamasis... Jis patariamasis yra tik tai klasifikuojant jo turinį. O privalomas ar neprivalomas tai yra valdžiai. Pagal konstituciją, štai pagal šitos konstitucijos straipsnius yra privalu. Kitais atvejais atsiklausti reikia tautos. O Seimas nusprendė, kad privalu atsiklausti ir niekas neatšaukė to. Bet dabar aš noriu pasakyti, kad mes neužsikalbėtumėm vieni patys savo dantį, kalbėdami apie saugiklius. Aš noriu grįžti ir tiesiog pacituoti keletą labai trumpų nuostatų. Stojimo sutarties pasirašymo dieną, 2003 balandžio 16, galiojo mūsų Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo įstatymas, kuris įsigaliojo nuo balandžio 9 metų. Pagal jį yra nustatyta, kad užsienio subjektai negali įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties. Ir ką aš noriu pasakyti, kadangi šitas įsipareigojimas yra... Be to, kad jūs kalbate apie tai, kas galiojo iki prisimant įsipareigojimus. Apie konstitucinius saugiklius. Ne apie tai, ką, kaip rusai sako, posledrakė kulakami nemašut, o tai buvo surikiuota stojimo sutarties pasirašymo dieną. Galbūt pražiopsojo kažkas iš ES šitą nuostatą, bet jinai buvo galiojanti. O kadangi kalba yra apie laisvo kapitalo judėjimą, tai reiškia, tam kapitalo judėjimui netrukdo nei valdymo disponavimo teisė, vienokia ar kitokia mūsų įstatymuose, ir netrukdo tam judėjimui, bet nenusavybės įsigijimui. Suprantat? Yra dar vienas saugiklis tuo metu užprogramuotas, kurį Lietuva neįvykdė, neįspręstas nusavybės teisių gražinimas. Ir abi šitos nuostatos yra fiksuotos stojimo sutartyje. O man įdomu, kodėl valdžia nemato šitų konstitucinių laikų padarytų nuostatų. Gal kažkas apsižioplino, bet aš nematau iš vis problemos ir iš vis prieštaravimo ES sutarčiai.
Dar daugiau pasakysiu, Konstitucinio teismo sprendimas sausio 24-ąją, jis pasisakė kitų klausimų. Jis pasisakė keliais klausimais. Ne, jis pasisakė kitų klausimų, ten yra unikalių dalykų, pasakė, kad neteisėtai priimtas įstatymas, bet vis tiek galioja unikumas tiesiog teisės požiūriu. Tai, bet baigti aš noriu pasakyti vieną apibendrinimą. Saugiklius turim tada užprogramuotus, niekas apie tai nešneka. Viskas yra uždaryti keliai kažkam tai įsigyti. Vienintelė buvo sąlyga, kad nebloginti kitų ES piliečių teisių. Nepadaryti blogesnių, negu jos buvo sutarties įsigaliojimo dieną. O savaitę prieš buvo tokios, kurios draudė. Ir paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti, jeigu jau kalbam apie referendumą, niekas neturi teisės riboti tautos suvereniteto. Net kaip jūs ir dabar formuluojat jau kraštutinį atvejį išstojam iš ES. Aš formuluoju cituodama. Tai net ir apie tokį atvejį, jeigu mes kalbėsime ir jeigu mes ignoruosime šitą teisę tautos fiksuotą ir 2. ir 3. Konstitucijos straipsnė, tai to niekada negalėsim padaryti, nes tai prieštaraus tam, suprantat? Tai na, jeigu jau skaityti viską, kas ten yra parašyta, tai galima tą padaryti, ponia Vaišvila, ir nereikia sakyti to, kas ten nėra parašyta. Aš pasakysiu dar vieną dalyką. Suprantat, yra nepakeistas Lietuvos konstitucijos 1 skyrius, Lietuvos valstybė, kuris apibrėžia, kas yra Lietuvos valstybė. Tai yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Pagal konstitucinį įstatymą 91 vasario 11 šita nuostata gali būti keičiama 75% sąrašinių rinkėjų balsais. Stojimo aprobavo net nesutartį, o patį faktą, kad stojam, aprobavo dėja tik 57%. Nes reikėtų daugiau, kad būtų, jeigu rimtųsi į rytų bloko jungimosi klausimus pagal tą pačią konstituciją. Vytautas Landsbergis. Nes konstitucijoje tai parašyta. Gerbėmieji, aš tada pacituosiu Vytautą Landsbergį iškart po šito priėmimo. Per 90% Lietuvos mes necituokim Landsbergio, kai galime cituoti konstituciją. Ne, nu tai yra konstitucinis įstatymas, konstitucijos dalis. Bet gal mes vis tiek grįžkime arčiau prie to žemės, nusileiskime ant jos. Ir aš manau, kad šiandien reikia susitaikyti, kad referendumas bus, vyks normalūs politiniai debatai ir noriu pasakyti, kad jūs referendumo iniciatoriai taip pat tampate politikais, natūralu, dalyvaujate politinėme procese ir norėtųsi girdėti pasvertų politinių nuomonių, o ne pasiūlymų gauti į snukį. Deja, tas mane šiek tiek nuvilia referendumo kai kurių iniciatorių arba šalininkų. Nekalbant apie tai, kad... Aš noriu, Eugenijau, nuimti jūsų partijų pasišpilkavimus ir pasakyti paprastą dalyką. Bent jau nuo, jeigu kalbam šiuo klausimu, žemės klausimu, jeigu būtų nesvarbu, kuri valdžia, kuri Seimas kalbėjęsis su tauta, įrodęs iniciatyvą įgyvendinti stojimo sutarties nuostatas, nebūtų ir kitų klausimų. Ir 100 000 barjero, ir Seimui atimti teisę keisti konstituciją. Tai vat nesikalbėjimas... Ne iš viso keisti konstituciją. Nėra iš Seimo tokia teisė atimta. Yra tam tikromis sąlygomis. Po referendumo rezultatų dėja tik tai rinkikai begalės siūlyti projektus keisti įstatymą. Seimas nebetenka. Bet... Sutinku, kad jeigu referendumas laimėtų, tai būtų labai didelis koziris vyriausybei derantis dėl bent kurių klausimų su ES iš vienos pusės, o iš kitos pusės, jeigu nelaimės, tai bus vėl tautos valia. Tai, matot, šitoje vietoje aš noriu pasakyti, užkirst kelią visiems tiem ir premjero gąsdinimam ir kitiem dalykam. 2012 metais Vengrija iš vis pakeitė konstituciją. Ir didžiulis konfliktas buvo ne tik tai dėl žemės klausimų, bet visų pirma dėl centrinio banko nepavaldumo, Vengrų centrinio banko nepavaldumo Europos centriniam bankui. Ir ten buvo daug baisesni dalykai. Ir ko baigėsi? Nieko neišmetė, jokių sankcijų nepaskyrė. O jeigu mes... Pabaigsiu sakinį, Gediminai. Bet 500 milijardų sanglaus fondo buvo sustabdyta, tai čia irgi sankcijos nemažos. Tai gerai, bet jeigu mes turime dar stojimo sutartį fiksuotus saugiklius ir mes jų kažkodėl nenorime matyti, o Seimo narys Gintaras Songaila dar anoj kadencijoje taip pat teikė saugiklių įstatymą, bet niekas jo nematė. O apie tai teisingai kalbat, bet reikėjo anksčiau kalbėti. Na, aš džiaugiuosi, kad jūs vis tiek kalbate. Labai dėkoju už tai, kad vėlgi perfrazuojant laidos dalyvius, niekas niekam į nieką šiandien nepasiūlė. Labai ačiū Jums už Jūsų laiką ir už Jūsų mintis. Na ir žinoma, ačiū tiems, kas klausėsi ir žiūrėjo. Iki kitų kartų.